Labą dieną. Noriu tęsti tematiką, kurią mes jau pradėjome, tai būtent įsiminimo mechanizmo modeliai. Ir keliaukime gilyn ir toliau, kokie tie modeliai yra ir kaip mes atmintį, prisiminimus koduojame. Mes kaip tik kalbėjome ir žiūrėjome video praeitoje paskaitoje, kokie tie mechanizmai. Taigi vėl prieš pradedant giluminius procesus tikrai norėčiau, kad pasižiūrėtume video, kuriame gana aiškiai ir paprastai vizualiai pateikta ta informacija, kurią mes nagrinėsime vėliau su dar gilesniais pavyzdžiais ir aiškinimais, kaip iš tikrųjų tie mechanizmai veikia ir kokios dalis, galvos smegenų dalis dalyvauja šiuose procesuose. Pabandykim pasižiūrėti ir tada aptarsime giliau. Hold on. Have you done this before? What about this? It's only human to want to capture memories. Doesn't mean that's how our memory actually works. In fact, there's more than one kind of memory. When we talk about memories of events, we're talking about episodic memory. We create episodic memories by encoding sensory information from the world into our brains. These become memory traces, which are stored until they are retrieved, a fancy word for remembering. However, you don't remember things exactly as they were. Memory is constructed. Each time you remember a memory, you're actually rebuilding it using those memory traces and your own guesswork. That's why psychologist Elizabeth Loftus compares memory to a Wikipedia page. You can edit it, but that means other people can too. They're not always right. When a memory is distorted by wrong information before it's retrieved, this is known as the misinformation effect. Literally hundreds of studies have shown the misinformation effect. In one study, Loftus and her colleagues showed people slides of a car accident. Then, they asked the participants questions about the scene. Some were given a question with misleading information that mentions a yield instead of a stop sign, while some saw a question with consistent information. Later, those who were misinformed were about 20% more likely to incorrectly report that they saw a yield sign compared to those who received the correct information. Taken to the extreme, misinformation can send an innocent person to jail. You wouldn't want to be in a police lineup with a misinformed eyewitness. Eyewitness memory is easily distorted if there are suggestive police procedures. For example, if a police officer unintentionally implies that the crook is in the lineup. When witnesses talk to each other, they also share information that might not be true. Despite this, many jurors and judges are convinced that eyewitness evidence is the most persuasive kind of evidence out there. This has serious consequences. Out of the 314 prisoners who have since been proven innocent, almost 3 out of 4 were mistakenly identified by an eyewitness. Although no one is immune to the misinformation effect, young children and the elderly are the most prone to it. In addition, the effects are strongest after a long period of time, when the memory trace becomes so weak that we rely almost entirely on external information to reconstruct the memory. So go ahead and take a picture. It'll last longer and it'll be more accurate. Well, mostly. Gerai, ir pabandykime tada pasinagrinėti dar giliau ir truputėlį gal su didesniais pavyzdžiais, nei kalbėta video. Jau supratote ir mes jau ne vieną kartą esame minėję, kad kiekvienas yra tam tikri etapai, kaip mes koduojame prisiminimus ir kaip koduojame, kaip išlaikome ar ne, kaip pritaikome tą informaciją, kurią iš tikrųjų ir mes užkoduojame galvos smegenyse. Tai yra, pavyzdžiui, veikliosios arba darbinės atminties kelias. Tai žinoma, kad jisai prasideda nuo gumburo ir pagumbrio. Tai jeigu atsimenat, gumburas, talamus, kitaip vadinamas, jisai sprendžia, kur ta informacija
patalpinti, ar ne, reiškia, ne tai, kad patalpinti, o kurie nusiųsti kurią galvos smegenų dalį, o pagumburis tai atsakingas už trumpalaikę informaciją ir būtent jisai ir sprendžia, kiek ta mūsų veiklioji darbinė atmintis, kiek tos informacijos turės. Bet čia labai svarbus yra būtent migdolinis kūnas, amygdala, nes jisai atsakingas už emocijas ir žinoma, kad tokie neuromediatoriai kaip adrenalinas ir noradrenalinas mūsų veiklioji darbinėje atmintyje yra gana svarbus. Tai reiškia, jeigu mes jaučiame įtampą ir galbūt mūsų yra darbas susijęs su tuo, kad vis dėlto mes turime tam tikras datas, iki kada turime tą darbą atlikti, tai greičiausiai adrenalino koncentracija antinksčiuose yra padidėjusi ir mes skubame ir mes taip sutelkėme visą savo veiklėje darbinę atmintį, aktyvinam galvos smegenų tam tikras zonas, kad iš tikrųjų suspėtume iki to laikotarpio, iki to termino atlikti darbą, atlikti jį teisingai, taisyklingai, ar ne, kiek įmanoma sklandžiau. Na ir noradrenalinas, tai vėlgi galbūt čia kažkokio terminai mūsų nespaudžia, kaip tik mes esame galbūt labai atsipalaidavę, ir vėl kažkokių tai darbingumo epizode, galbūt mes darbingų rezultatų galbūt ir nepasiekėme, ar ne? Tai dar kartelį, gumburas, talamus latiniškai būtų ir pagumburys, hipotalamus, jie yra labai svarbus apskritai bet kurioje atmintyje bežiūrint, apie tai mes dar tikrai ne vieną kartą ir kalbėsim apie šias galvos smegenų dalis. Bet gal pradėkim nuo mechanizmo, nuo skirstymo atminties. Tai pirmiausia, kaip jau čia mes ne vienoje paskaitoje ir kalbėjome, kad yra sensorinė informacija, ar ne? Sensorinė sistema, tai yra vizualinė informacija, girdimoji informacija, galbūt kvapas, galbūt skonis, galbūt taktilinė kažkokia tai informacija, tai kas atkeliauja, ar ne, tie visi dirgikliai. Tai kaip tos sensorinės sistemos, sensorinė atmintis, kiek tos informacijos geba išanalizuoti, susintetinti, tiek tos informacijos keliauja į pagumburį, tai hipotalamus, ar ne, hipotalamusą, tai kuris ir yra atsakingas, ar tai bus vis dėlto konsoliduota trumpalaikiai atminty, ar tai yra tikrai labai dėmesio verta informacija, jinai keliaus į ilgalaikę atmintį, ar ne? Keliaus į ilgalaikę atmintį, o ilgalaikė atmintis dar turi deklaratyvinę ir procedūrinę atmintį. Ir apie tai mes tikrai dar kalbėsime. Tai kaip ilgai užsilaiko, žinoma, jeigu mes turim trumpalaikę atmintį, tai gali trukti kelias sekundės. Tai čia greičiausiai mes kalbėtume apie tokią atmintį, kuri yra nestruktūrizuota, neaiški, mes neturime motyvacijos, supratimo, kur tą informaciją padėti, kodėl jinai mums yra reikalinga. Darbinė atmintis gali trukti nuo kelių sekundžių iki valandų, tai galbūt čia jau yra ta motyvacija, ne? Jau mes žinome, kodėl mums tos informacijos reikia, pavyzdžiui, atlikti tam tikrą darbą. Man turbūt aiškiausias gal pavyzdys būtų, rytoj turiu atsiskaitimą, egzaminą, šiandien perskaičiau tą informaciją, kuri galbūt bus susijusi su egzaminu. Tai reiškia, mano motyvas, mano motyvacija yra rytoj pasiruošti egzaminui. Aš pasiruošiau egzaminą, aš išlaikiau egzaminą, atsakiau visus klausimus ir jeigu mano tikslas ir motyvacija buvo tik tai pasiruošti egzaminui ir tos informacijos man daugiau nebereikia, man jinai buvo neįdomi, aš nesupratau, kodėl man jinai reikalinga, kur aš ją panaudosiu, tai aš ją beveik ir užmiršau visą. Ilgalaikė atmintis trunka nuo kelių valandų iki mėnesių ir gali trukti visą mūsų gyvenimą. Tai kaip aš jau ir minėjau, mes turim ilgalaikę ir trumpalaikę atmintį, tai ilgalaikė atmintis skirstoma į deklaratyvę ir nedeklaratyvę. Tai kitaip sakant, procedūrinę atmintį.
deklaratyvioji skirstoma į semantinę ir epizodinę. Tikrai apie tai kalbėsime ir jau video tikrai esate girdėję prieš tai buvusioje paskaitoje ir šiandieną, reiškia, girdėjo tas tokias semantinės, epizodinės, deklaratyviosios atminties pavyzdžius, bet tikrai dar pasikartosim. Tai semantinė atmintis, lokalizuojasi būtent mūsų smilkininėje galvos smegenų žievės dalyje. Vaizdinė atmintis, žinoma, pakaušinėje mūsų dalyje, procedūrinė atmintis momentinėje skiltyje, o veiklioji darbinė atmintis visos vykdomosios funkcijos būtent kaktinėje skiltyje. Kodėl tokie pasiskirstimai? Tai vienareikšmiškai procedūrinė atmintis atsakinga už procedūras, už veiksmo suformulavimą, ar ne, tai momentinė skiltis už jutimus ir būtent objekto, būtent judesio suformulavimą kaip tokios programos. Vaizdinė atmintis pakaušinės skiltyje, nes čia pakaušinės skiltis atsakinga už visą vaizdinės informacijos analizę, o semantinė atmintis, tai vėlgi faktai, kalbinė, garsinė informacija lokalizuojasi čia ir tai susijęs su šia atmintimi. Tai dar kartelį grįžkime prie veikliosios darbinės atminties kelio. Aš jau kalbėjau apie tai, kad gumburas ir pagumburis labai labai svarbus. Ir kalbėjau, kad mes čia turime ir migdolinį kūną, kuris aktyvina adrenalino, noradrenalino gamybą, nes aš turiu, pavyzdžiui, suspėti, kaip aš jau sakiau, į terminus, ar ne, į tam tikros nustatytą laikotarpį, kad atlikti tą darbą. Ir žinoma, ta atmintis tada yra tikrai ryški, visos galvos smegenų dalys yra aktyvios. Migdolinis kūnas siunčia signalus į tarpinės smegenis, prefrontalinę žievę, bazinės priekinės smegenis, hipokampas siunčia lygiai taip pat į tarpinės smegenis, bazinės priekinės smegenis signalus. O iš tarpinių smegenų informaciją siunčiame į priekinę žievę ir priekinės smegenis, kad iš tikrųjų abstraktusis mąstymas, tie mąstymo procesai būtų kiek įmanoma užaktyvinti. Tai darbinė atmintis, ar ne, mums svarbus gumburas, pagumburis, mums svarbus migdolinis kūnas, ar ne, tarpinės smegenys, priekinės smegenys. Ir keliaukime į ilgalaikės atminties kelią. Ir čia, kad norėtume mes išsaugoti būtent informaciją ilgalaikėje atmintyje, žinoma, mums reikalingas hipokampas, tai amonio ragas, vėl migdolinis kūnas, amigdala, tarpinės smegenys ir kaktinės skiltys, kurie būtent signalizuoja pagrindinius priekinius smegenis. Tai čia įsiminimo laikas yra gana ilgas ir čia mes galim tą informaciją talpinti nuo kelių valandų iki metų. Visiškai prisiminimai, visi prisiminimai nėra saugomi vienoje smegenų dalyje, o atvirkščiai prisiminimai yra rekonstruojami iš informacijos būtent skirtingų tų vietų, visiškai. Ilgalaikės atminties mechanizmai, tai čia, kas mums yra labai svarbu, kad sinapsės jungtis būtų tvirtos, tai čia labai svarbus neuromediatorių efektyvumas, kiek jų daug išsiskyrė, kurie neuromediatoriai išsiskyrė. Labai svarbu reabsorpcijos greitis, tai reiškia, kaip greitai tie neuromediatoriai pasiekė receptorius, kaip greitai tos jungtys susiformavo, kiek stiprios jos buvo, ar ne, ir kaip tie procesai efektyvūs. Tai kitaip sakant, tai čia yra būtent jungimaisi, ekspresijos posinaptinėse ląstelėse. Ilgalaikiai atminty labai svarbu, kad būtų kuriamos naujos ląstelės, tai būtent dendritinio stuburio augimas, sinapsinis išsiplėtimas, ir žinoma, labai svarbu, kad būtų auginami nauji neuronai. Dar kas labai įdomu tai, kad ilgalaikėje atmintyje neuronų struktūros pokyčiai atsiranda ir jie atsiranda dėl padidėjusio veikimo. Ir tai sukelia prie sinapsinį ir posinapsinis neuronų efektyvumą.
Na ir kada mes turime limbinę sistemą, tai dar kartelį limbinė sistema, jau aš kalbėjau praeitoje paskaitoje, ir mums labai svarbi būtent yra migdolinis kūnas, amigdala vadinama lotyniškai, ar ne, kuri dalyvauja, kad mes ne tik tai atpažintume veidus, pavyzdžiui, ne tik tai atpažintume emocijas, bet būtent procedūrinėje atmintyje dalyvauja procedūrinėje atmintyje, tai, sakykime, įvairiausi mokymosi įgūdžiai, būtent klasikiniai kažkokie tai įgūdžiai, ar ne. Limbiniai sistemai labai svarbus hipokampusas, kada jisai formuoja būtent atmintį, konsoliduoja tą atmintį ir gali iš trumpalaikės atminties būtent konsoliduoti tą informaciją į ilgalaikę deklaratyvinę atmintį. Na ir dar mes turim tokį pavidalą, kaip bazanganglija, matot, mėlynai pažymėta, ir jinai atsakinga už judesius ir būtent procedūrinę atmintį. Na, žinoma, kad taip jau yra, kad būtent mūsų atminties procesuose dalyvauja ir galvos smegenų kamienas, jisai atsakingas už mūsų gyvybinės funkcijas, kurios lygiai taip pat labai svarbios, bet apskritai žievė yra viena iš tų vedančiųjų, kad mes turėtume visus tuos įsiminimo procesus tinkamus, kokybiškus. Tai žinoma, mes turime kaktinę skiltį, tai čia apskritai koduojama procedūrinė atmintis, įvairiausi procesai, jinai ten yra talpinama, motoriniai įgūdžiai, lygiai taip pat ir kalbos, broka būtent kalbos centras susijęs su kaktinė skiltimi, na ir epizodinė atmintis koduojama būtent mūsų kaktinėje skiltyje. Momentinė skiltis susijusi su būtent jutiminiais atsiminimais, ar ne, tai ypatingai su pastabumo įvairiausiais dalykais, objektais, kurie, sakykime, susiję galbūt mūsų orientavimosi erdvėje, ar ne, lygtais, kad atsimintume tam tikrus dalykus ir jeigu, nutikus pasikeitus situacijai, mes nepasimestume, mes atsimintume, kaip erdvėje išdėstyti daiktai yra. Na, žinoma, mes turime pakaušinę skiltį, kuri atsakinga už vaizdinės informacijos kodavimą. Na ir smegenėlės. Smegenėlės, jos dalyvauja procedūrinės atminties procesuose, kodavimo procesuose, ar ne, ir čia žinoma, kad visi su judesio įgūdžiais reikalingi įgūdžiai yra koduojami ir talpinami. Na ir apskritai toksai klasikinis atsakas į tam tikrus dalykus. Tai dar kartelį turim trumpalaikę atmintį, ilgalaikę atmintį ir čia aš jau kaip kalbėjau, būtinai turime atsiminti ir perkalbėti tokius dalykus, kad ilgalaikėje atmintyje mes turim deklaratyvią atmintį. Ir deklaratyvinė atmintis atsakinga už faktų atsiminimą, už viską, ką galima apibūdinti arba viską, ką galima perteikti žodžiais. Na, o procedūrinė tai įvairiausi atminties įgūdžiai, kurie susiję su procedūromis, tai ėjimai, žingsniai, veidų atpažinimai, gebėjimas skaityti veidrodyje apverstus žodžius, elgesio modelių atpažinimas. Na, toliau deklaratyvinė atmintis skirstoma į semantinę. Tai čia mes turim žodžius, sąvokos, informaciją, kurią galima apibūdinti ir pritaikinti, tai būtent susijusi su sąvokom ir žodžiais. Ir epizodinė, tai kažkokie asmeniniai išgyvenimai ir įvykiai. Kodėl atmintis skirstoma į skirtingus tipus? Todėl, kad skirtingi tipai koduoja skirtingais būdais, ar ne? Pavyzdžiui, epizodinė atmintis saugoma daug lengviau nei semantinė ir kai kurie žmonės gali prarasti tam tikro tipo ilgalaikę atmintį. Ir dar kartelį tas kodavimas, tai būtent, kad skirtingos galvos smegenų dalys dalyvauja
skirtingose atmintyse, tai būtent skirtingai jinai yra užkoduojama. Tada, kada mes kalbame apie procedūrinę atminties kelią, tai dar kartelį hipokampusas procedūrinė atminty nereikalingas ir būtent ilgalaikiai procedūriniai prisiminimai saugomi tokiuose nervų centruose kaip bazaganglija ir būtinai smegenėlėse, lygiai taip pat motorinė žievėje. Tai motorinė žievė mes ją rasime mūsų momeninėje skiltyje. Na, tai dar kartelį procedūrinė atmintis, kuri susijusi su mūsų motoriniais įgūdžiais, pavyzdžiui, važiuoti dviračiu, vairuoti mašiną, ar ne, mes vieną kartą kažkada tai išmokom ir mums nereikia mokytis, tai būtinai tai smegenėlės šios visus procesus koduoja ir talpina visą tą informaciją savyje, bet lygiai taip pat hipokampusas, jeigu, sakykime, pacientai, kurių hipokampusas yra pažeistas, bet smegenėlės nėra pažeistos, tai gali būti tokia išvystyta amnezija, atminties praradimas kaip enterogradinė būtent amnezija. Ir dar kas svarbu, kad būtent procedūrinėje atmintyje arba apskritai atmintyje smegenėlės, ne tik tai procedūrinėje atmintyje dalyvauja, bet jos netgi, lygtais judesius kokybiškus ir koordinuotus ir netgi smulkiuosius judesius, už tai jos irgi yra atsakingos. Šiandieną tiek apie mūsų antrąją paskaitą, kuri susijusi su atminties įsiminimo, reiškia, modelius. Būtinai susitiksim dar kartelį ir dar giliau ir glausčiau pakalbėsime šią temą.